Sveikinusi su jumis iš Kauno oro uosto ir aš išskrendu į Bulgariją, o jeigu tiksliau, tai į Burgasą. Na štai ir Burgasas. Koks jūsų vardas? Liudmila. Liudmila, mano Tomas. Su Liudmila kartu atskridom ir dabar jinai man parodys, kaip davažiuoti iš oro uosto iki miesto centro. Į Sarafovo į Burgasą. Į Burgaso centrą. Lėktuvų kažkoks muziejus dar yra. Viskas, laimingai. Ačiū jums, ačiū labai. Reiškia Tomas Ambro. Амбро. Ну вот вам. Передаёт. 15, да? Передаём. 15 номер, да. Да, вот до самого конца. Atvažiavau į miesto centrą, kainuoja tik pusantro levo autobusu atvažiuoti, o atstumas tikrai nemažas, tas pats maždaug kas iš Karmėlavos iki Kauno. Tokį bilietėlį davė. Yra ir konduktorė dar autobuse, kas jau Lietuvoje seniai pamirštas dalykas. Dabar aš susirasiu savo viešbutį, kažkur čia centre prie jūros visai netoli apsistosiu ir tada eisiu prie jūros. Norisi jau šiandien pamatyti juodąją jūrą, labai seniai buvęs aš prie jos, labai seniai. Čia toks kaip uostas, o rytoj nueisiu iki pliažo, šiandien jau nebevaikščiosiu, nes matosi labai tamsus debesis, tai greičiausia, kad nieko gero lauk nereikia. Eisiu į viešbutį ir lauksiu rytdienos. Šiaip ar taip jau vakaras, ši diena tokia daugiau atvykimui tik skirta. O rytoj jau prasidės, viskas prasidės, turas po Bulgariją. Aš labai pasiilgęs kelionių, labai pasiilgęs šito tokio trankymosi po visur. Štai eini, tokia gražia alėja, ta alėja kaip Kaune, Laisvės alėja kokia būtų. Miesto centras, eini ir prieini Aliošą su automatu, kuris yra. Štai tas Alioša. Ir šis paminklas yra skirtas rusų kariui, kuris išvadavo Bulgariją nuo nacizmo. Pačia gražiausiai miesto vietoj štai tokie visur automatai ir karas. Čia jau vokiečiai griūnantis, o rusų kariai štai puolantis vokiečius. Bet svarbiausia, įdomiausia tai, kas prieštarauja visiškai rusų propagandai, tai besibučiuojantys kareiviai. Priėjau juodąją jūrą, labai iš tikrųjų Burgase daug tokių alėjų, kaip panašiai kaip Palangoje būtų Basanavičiaus gatvė, tai Burgase yra kelios tokios gatvės. Tai koks vaizdas. Reikės būtinai nueiti pasivaikščioti paplūdimiu. Yra tiltas, tai panašiai kaip ir Palangos tiltas. Tai gal trumpesnis. Pažiūrėkit, koks grožis, va didžiausias grožis, sėdi ir mėgaujasi jūrą. Štai kas moka gyventi ir džiaugtis gyvenimu. Mėgausi vaizdu, neįtikėtina. Būtinai reikia nueiti ant to tilto. Įprastas dalykas, jeigu aš tai darau Lietuvoje, tai noriu padaryti ir čia Burgase. Ką, gaila, dar ne sezonas, orai šalti, nors balandžio 19 šiandien, bet orai tas pats, kas Lietuvoje. Jau tokie geresni orai nuo gegužės mėnesio prasidės. Bet aš jau neiškenčiau laukti dar mėnesį, norėjau kažkur važiuoti, pakeliauti. Neatvažiavau degėtis ir būt paplūdimy, bet noriu pažinti šalį, po ją pavažinėti. Tai būtent mano tikslas toks yra, bet tuo pačiu neatsisakau aplankyti ir pasižiūrėti į šią nuostabią jūrą. Ant tilto dar yra toks užlipimas, pasižiūrėti jūrą iš aukščiau. Gana taip įdomiai tikrai padaryta. Ne tik tiltas, bet dar ir žvalgos bokštelis. Visai faina. O, ir kėdės yra. Galima sėdėti.
gražių orų, sau sėdi ir mėgaujasi. Štai kėdės ir vaizdas į miesto pusę. Ką reiškia laisvė? Laisvė keliauti kur nori. Pakankamai ilga tokia krantinė palei jūrą. Šiltu oru tikrai smagu pasivaikščioti. Štai kokie buvo padaryti smėlio meno kūriniai. Lietus, žiema, viskas sugriovė. Tokie va seni laiptai yra. Nuo senų laikų išlikę, neatnaujinti. Toks gražus sodas. Tikrai malonu būti tokioj vietoj. Vasarą, kada karšta, tarp šių medžių tikrai labai gražu turėtų būti ir malonu. Suoliukų daug kur yra. Susėdai, štai va sėdi ir stebėjo jūrą. Ir šiandieną aš važiuosiu iš čia į Varnos miestą. Taip pat labai garsus miestas Bulgarijoje. Antras pagal dydį. Pirmas sostinė Sofija, o paskui Varna. Na ir dabar aš esu prie geležinkelio stoties. Štai toks fontanas yra dar neveikiantis, senas fontanas, parkas prie pat geležinkelio stoties. Na ir pati geležinkelio stotis, medis sustoja šiek tiek mano fasadą. Dabar važiuosiu iki miesto, kuris vadinasi Karnobat. Už pusvalandžio Karnobate persėdimas iki Varnos. Pirmąją klasę bilietas kelio nemažai. O pirmąją klasę man kainavo per abudu traukinius tik tais 15 levų. Noriu susirasti stotyje, gal rasiu kažkur pavalgyti, būt gerai gal kokį kebabą perkasti. Ryte tik tais viešbutyje pusryčius valgiau. Jau dabar 2 valanda dienos. Čia kažkokia yra kavinė. Cafe Alex. Na, reikia užeit, pabandyti kažką. Nieko daugiau nėra, tik tai su toksai va. Nežinau, ar aš jį valgysiu. Pabandysiu, bet ir kavos pasiėmiau. Čia vien tik tais gėrimai pas šitą Alexą. Nors įvertinta Google 5 balais. Šitas Alexas, bet nieko neturi valgyti. Kažkaip nesirišlo šio valgyti, negaliu net supykino, pažiūrėjęs į vidų. Nežinau. Pabandysiu atsikasti, bet nežinau kaip čia bus. O Dieve. Eina savo. Ne, aš negaliu jo suvalgyti. Paliksiu katėm arba šunim, arba paukščiams. Tokie vagonai Bulgarijoje, labai dažnai jie visi būna štai taip nutapyti ar išpaišyti, kaip čia geriau pasakius. Na va, bistro vagonas tai švarus. Viskas gerai. Traukiniai Bulgarijoje senoki, mažai jie atsinaujina, daug metų jau jiems, pakankamai matosi, kad ne vienas dešimtmetis vagonam. Štai šis traukinys, jisai važiuoja į Sofiją, Bulgarijos sostinę, o aš važiuosiu iki miesto Karnobat ir Karnobat mieste bus persėdimas
kitą traukinį, kuris važiuos į Varną. Na gerai, kadangi aš likau nepavalgęs, šiame traukinyje matau yra vagonas bistro, tai nueisiu tenais, gal tenais kažką skanaus rasiu. Štai šis pirmos klasės vagonas skaitosi. A2 parašyta. Pas mane ant bilieto, tai greičiausiai šitas vagonas mano bus, nežinau, ar čia tikrai pirma klasė. Neparašyta nieko ant vagono, štai čia tai parašyta, kad antra klasė. Nurodyta. O šiame nenurodyta. Įdomu. Na, kur yra vagonas bistro, tai ten yra nurodyta, kad ir pusė vagono bistro, pusė vagono pirma klasė. Na, nesvarbu. Pasižiūrėsiu. Įlipęs įsiaiškysiu viską. Toks gražus vagonas. Antra klasė, pereisiu per vagonus, pažiūrėsiu, kaip atrodo. Irgi kiek žiūrėjau, tai irgi vieni saldumynai tiktais ir gėrimai. Mano vagonas pirma klasė. Na, tikrai, normaliai viskas. Visai gerai atrodo. 16 vieta aš jau praėjau turbūt. Štai čia. Bulgarijoje traukinių parkas gana senas, bet geležinkelio linijų tai labai daug yra elektrifikuotų. Taip kaip pas mus yra tik tais iki Trakų ir iki Kauno iš Vilniaus. Na dabar galbūt padarys ir iki Klaipėdos dar. O Bulgarijoje tai daug yra elektrifikuotų linijų, bet patys vagonai tai gana pasenę. Užėjau į tualetą pirmos klasės, tokias primityvos, popieriaus nėra. Štai va, koksai šlapės popierius, jeigu nori naudotis. Servetėlių nėra, nieko nėra. Taip, kad geriausia Bulgarijoje keliaujant turėti savo tualetinį popierių. Jau reikia tuo būti pasirūpinus. Na, aš girdėjau, kad reikia Kazakstane, Uzbekistane, bet kad Bulgarijoje tikrai nepagalvojau. Bet pasirodo reikia ir Bulgarijoje. Įdomu, kaip bus Rumunijoje. Vagonas, kur galima pavalgyti, užeisiu pažiūrėti, ką jie turi. Горячие, да. Нету, только холодно. Ясно. Только холодно. Только вот такие, да? Такие, да. А пиво? Пиво, да, вот, видите. Вот каменница,
Вот Загорка. А, Вот Арьяна. Вот 3 лева, 2 лева, 40 ступенек. Из Украины, да? нет, из Прибалтики. Прибалтика? Да, Прибалтика. Самое хорошее. Литва. Если хотите здесь, если хотите там. Да. Куда-нибудь. Ну, садитесь, пожалуйста. Хорошо. Išgersiu alaus. Kamenica. Nuvažiavo traukinys į Sofiją ir man dabar reikia laukti, turi atvažiuoti į Varną traukinys. Nu, pasiteirausiu, į kurį kelią atvažiuos Karnobat miestas. Štai tokia stotis Karnobat. Eisiu iki stoties, į pačią stotį nueisiu, pasižiūrėsiu, ar yra informacija į mano traukinį. Traukinys į Varną atvažiuoja 16:35, taip yra parodyta štai tokioje dar seno tipo maršrutų lentoje. Bet iš kurio kelio traukinys išvažiuoja, nieko neradau informacijos, todėl turiu paklausti pas stoties darbuotoją. Dvi, a? Благодарю. Antras peronas. Geriau kelis kartus pasiklausti ir pasitikrinti informaciją, kad būti tikram, jog laukia reikiamoje vietoje. Bulgarijoje stočių peronuose nėra nurodyta apie traukinių maršrutus, skyrus sostinę ir kelis didesnius miestus. Atvažiavo traukinys, dabar man reikia A2 vagoną, nors nesvarbu, pereisiu A2. Uždaro tipo su skyriais vagonas, tokie man patinka, ypač tokie senesni, kurių langai atsidaro. Bulgarija tik dvigubai plotų didesnė už Lietuvą, kad apie 60% Bulgarijos paviršiaus užima kalnai. Traukinio maršrutas pro Balkanų kalnus, dar kitaip vadinamus Stara planina. Balkanų kalnai tęsiasi apie 550 km. Kalnų viršūnės daugiausia švelnių formų. Yra daug uolų, netgi tokių, kurias vadina tikrais gamtos stebuklais. Vienos iš jų yra vadinamos nuostabiosios uolos. Aš spėjau jas nufilmuoti, netrukus pamatysime. Kartu vienoje kupė su manimi važiuoja dvi moterys – ukrainietė ir bulgarė. Tai su ukrainietė turėjau dalintis atidarytų langų, nes tokie vaizdai pro langą matant pirmą kartą labai patraukia dėmesį, norisi viską stebėti, nieko nepraleisti.
Varnos miestas. Mieste yra didelė bendruomenė Romų. Visas rajonas ir man patarė geriau ten nesilankyti. Все, хорошо, спасибо. До свидания. Na štai su šiuo traukiniu atvažiavau. Kelionė labai greitai praėjo. Papuolė moteris ukrainietė, kuri visą kelionę kalbėjo, rodė man visokius vaizdus. Liepė pažiūrėk čia pro langą. Na, visai įdomu buvo. Štai Varnos geležinkelio stotis, senas vagonas. Prie stoties iš karto yra tokių, kurie ieško, kaip iš tavęs išvilioti kažką. Siūlo taksi paslaugą, siūlo pinigus pasikeisti, tai geriausia, aišku, ignoruoti tokius tipus, nes viskas baigsis tada gana liūdnai. Ir parodysiu stotį iš išorės, kaip atrodo. Kągi, mano dabar šiandienos kelionė baigėsi, einu į viešbutį, o jau rytoj iš ryto važiuosiu iš Varnos į kitą miestą. Varna randasi prie Juodosios jūros ir nors šiandieną balandžio 20, gana vėsoka, bet aš pasižiūrėjau internete, kad yra prie pat jūros toksai šiltas baseinas atviras ir jame galima įsimaudyti. Nuvyksiu į tą vietą, nuvyksiu į tą atvirą baseiną ir pasižiūrėsiu, ar įmanoma tenais įsimaudyti tokiu laiku. Pereisiu pro turgų, noriu nusipirkti kavos. Kafe, aš čia esu gėręs jau vieną kartą. 50 levo centų tų kainuoja, tai maždaug 25 centai bus euro. Eisiu link stotelės, man reikia autobusu davažiuoti iki jūros. Nevažiavau iki galo, aš lipau anksčiau, noriu perėti per miestą pasižiūrėti, nežinau, ar rytoj bus galimybė. O šuniukas kaip guli, šildosi prie saulę. Štai kokia šventovė miesto centre. Centras pakankamai gražus, bet šiek tiek toliau nuo centro ir kontrastas labai didelis yra. Daug apgriuvusių namų, apleistų. Žvejys auksinę žuvelę pagavęs. Išpildyk mano žiūrovų norus, žuvelę. Bulgarija, tai anksčiau yra senovėje buvus Trakija. Trakija tai žinome dėl labai žymaus žmogaus, senovės romėnų laikų, tai Spartakas iš Trakijos kilęs, būtent iš Bulgarijos, iš šių vietų, ir čia labai daug yra romėniškų visokių palikimo, nes Trakija buvo romėnų okupuota. Daug metų gyveno čia romėnai, tvarkėsi. Štai parodysiu, atkasta yra romėniška pirtis, tik pamatai. Šie akmenys iš romėnų laikų. Atkasti tik pamatai, būt gerai, kad atstatytų tokią pirtį, padarytų grinai romėniškų laikų veikiančią pirtį. Ir dar veikiančią, kad būtų galima naudotis ją. Priėjau dar vieną romėnišką objektą. Bulgarija iš vis labai turtinga archeologiniais dalykais, labai daug yra išlikę iš ankstyvųjų viduramžių, iš romėnų, ir dar Trakijos laikų, ir dar prieš Trakijos. Trakija užkariauta buvo 1 amžiuje. Štai lotynų kalba užrašai. Pamatai pirties. Varna miestas senas, jis jau prieš romėnus buvo. Būtent romėnai labai daug vergų išvežė iš Trakijos, tuo pačiu ir Spartakas papuolė, kuris paskui sukilo prieš Romą ir pridarė jiem daug problemų. Gerai, kad visur galima vaikščioti, štai kaip jinai turėjo atrodyti, kaip atkurta yra. Gana įdomi, 2-3 aukštų. Galėdavo išeiti
į balkoną žmonės paplėpėti. Romėnai neįsivaizdavo gyvenimo be pirčių. Pirtis jiems buvo tai gyvenimo būdas. Eidavo į pirtį, ten ir mankštindavosi, ir aptardavo visokius reikalus. Plytos. 2000 metų šiom plytom. Žlugus Romos imperijai, žlugo ir visos pirtys, sugriauta buvo pagrindinė salė, holas vadinamas, šioje vietoje buvo ir galėdavai, štai va, durys, įėjimas, čia savo suoliukai, nusirengi ir eini į pirtį. Į baseiną štai va tiesiai ateina, parodyta kaip. Ir va taip ateini. Laiptai netgi tokis yra palipimas. O, taip, į vandenį. O, kaip gerai, kaip malonu, šiltas vanduo. Ir savo mirksti. Mokėjo jie gyventi. Leisi praeiti? Ar leisi? Kis, kis, kis. Leisi? Gerai, saugai praėjimą. Bet kas man patinka, kad galima vaikščioti atvirai, nėra jokių juostelių, kad neiti ar dar kažką. Na štai koks vaizdas gražus. Priėjau jau prie jūros ir štai čia yra atviras baseinas. Net nežinau, kad jis yra čia ne tas, kurio man reikia. Na, bet pasižiūrėsiu irgi, gana įdomu. O, dar čia va vanduo turėtų bėgti, bet turbūt dar nebėga. O, jau bėga. Atsigert galima. Tokie va gražūs drakonai. Neįtikėtinai geras pliusas miestų už tokį baseiną. Tiesiog fantastika. Kaip gerai va vaikai gali sportuoti. Priėjau paplūdimį. Jis dar tuščias, žmonių nėra. Štai ten kažkoks komercinis laivas stovi. Ir Varnos rajonai. Šiek tiek perėsiu palei jūrą. Smėlis kaip ir pas mus prie jūros. Daugiausia prie Juodosios jūros akmenys būna. Aš esu buvęs Soče, tai vieni akmenys pakrantė, akmenukai tokie. O čia smėlis, nors jūra ta pati. Nebanguota, rami jūra. Labai daug yra užeigų, visa pakrantė, dideli pastatai, štai kaip ir šis, 2 aukštų net. Štai čia daug tokių yra senovinio stiliaus, štai tokie laiptai, turbūt gana tikrai seni. Nusileidimas link jūros. Na ir čia visur vien užeigos. Priėjau tą atvirą baseiną ir matau, kad žmonės maudosi. Oho, na einu pasižiūrėsiu, ar bus įmanoma ir man, nes tikrai žmonių daug. Gal atsiras man vieta. Koks karštas. Wow. Koks karštas. Šalia jūra ir čia purškia karštą vandenį. Šiltas vanduo, nesinori net išlysti, nes oras tai šaltas, vėjas. Štai va jūra prie pat. Veikia ištisus metus ir žiemą, sakė, veikia, galima ateiti ir maudytis. Aišku,
galvą sušlapinęs, ilgai nenoriu iškišęs laikyti, nes vėjas tai šaltokas ir gali paskui peršalti. Čia daugiau kas jau pastoviai tai daro, tai jau įsigrūdinę, kad vanduo tai kaip vonioj. Bet tokia gera idėja, toks geras dalykas šitas baseinas. Daug žmonių ateina, ir moterys, ir vyrai, ir štai čia savo leidžia laiką. Nesvarbu, koks oras, minusinė temperatūra gali būti, bet šiame baseine vis tiek bus šilta ir malonu. Man jau netgi karšta darosi, tuoj lipsiu iš šio baseino, nusidžiovint kažkaip reikės. Bet norėjau tai patirti, dar jūra per šalta, ledas tiesiog vanduo, o čia galiu maudytis. Na ką, pabuvau maždaug apie valandą laiko, jau net šiek tiek bloga darosi nuo karšto vandens. Norisi tik tais išlipti į vėsumą. Na, bet smagu, žmonės relaksuoja savo, atsipalaiduoja labai gerai. Barnoje kioske jau normalus maistas, yra iš ko pasirinkti. Va tokie šokoladiniai rutuliai kainuoja 1,5 levo šitas rutulys. Ir šiandien aš keliausiu traukiniu nuo Varnos maždaug 100 km. Yra toks miestelis, nedidelis Solnamina. Bulgariškai tai kažkas tai verčiasi panašiai kaip druskų kasykla. Tai tiesiog ten nėra druskų kasyklos, bet toje vietoje yra labai įdomus objektas ir aš noriu jį pamatyti. Kokie yra traukiniai Bulgarijoje seno tipo. Lokomotyvas elektrinis, Škoda gamyba. Pastebėjau, Bulgarijoje beveik visi vagonai yra nutapyti, aptapyti kažkokių tai menininkų. Štai turbūt tai kažkiek gražiau žiūrosi, negu kad būtų tik seni vagonai ir aprūdiję, o dabar vis tiek kaip jie įvairiom spalvom yra apdažyti, tai visai kitas vaizdas. Na, yra ne visi, kaip kurie yra ir švarūs vagonai. Štai šis traukinys, su kuriuo aš važiuosiu. Bilietas pirmyn ir atgal. Man kainavo, nusipirkau internetu, tai 4,85 levo. Pirmyn ir atgal. Į vieną pusę maždaug valandą kelio ir atgal. Tiek pat. Seniai važiavęs tokiu. Netgi įdomu patirti tą emociją. O, koks tualetas dar yra įdomus. Tokios električkos važinėdavo dar tarybiniais laikais tarp Kauno ir Vilniaus. Na, bent jau ne mediniai suolai. O, kokios minkštos kėdės. Labai gerai. Langai visur purvini, bet bent jau šitas šiek tiek švaresnis toks. Tai galėsiu kažką nufilmuoti. Atsisėdau, tai kaip įkritau. Taip. Gana giliai.
Štai ir atvažiavau į šį miestelį, stotis visiškai apleista, bet man patiko su šitu traukiniu važiuoti, ne visur yra tokia galimybė, kad tokiu traukiniu pravažiuoti. Štai kas likę į stoties, nieko iš jos nelikę. Kažkada buvus traukinių stotis. Atsigert buvo padaryta. Dabar nieko nėra, net galima į antrą aukštą užlipti. Nėra ką labai žiūrėti, jokio baldo nieko nėra. Tiesiog viskas apleista. Valstybei nenaudinga atstatyti šią stotį. Jeigu į dieną koks vienas žmogus važiuoja ir taip nei vienas neišlipo, aš vienintelis. Tai iš tikrųjų net nebūtina čia. Netgi išlikęs tualetas. Žiūrėkit, laiptai buvę. Yra laiptai perono. Ir netgi yra tualetas, kuris kažkada buvo, kada miestelis klestėjo. Tai čia net skylė yra likus. Reikia man pasisioti į tą skylę. Kaip tik užsimaniau pamatęs. Po 3 valandų važiuosiu atgal, tai per tą laiką noriu viską apžiūrėti. Turbūt man jau reikės eiti į tą peroną atgal važiuojant. Čia jokios informacijos tai nerasi, nes čia nieko nėra. Čia niekas negyvena. Nemačiau nei vieno namo. Tik tais kažkokios įmonės buvę. Kažką tai čia kasa. Iškasenos kokios ar dar kažkas. Pro geležinkelį reikia pereiti. Prašau, koks vaizdas gražus. Iš apačios taip nesimatė. Štai prie kokio betono luito prikalta atminimo lenta. Nelabai eina įskaityti 2000 metais. Gali būti, kad jisai žuvo šis vaikinas šioje vietoje. Senas namas stovi. Dar su baldais. Kažkokiais. Priėjau tą objektą. Papult nėra, kaip visur tvoros aplinkui aptverta. Labai gaila. Pakol vyksta kasinėjimai, neįleidžia turistų, tik tam tikrom dienom įleidžia. Tai tiesiog matau tą objektą, matau, kur žmonės gyveno prieš 7000 metų. Tuo metu daug ko dar nebuvo pasaulyje, nebuvo rašto, netgi ratas nebuvo išrastas. Gynybinė siena matosi. Ir net kelios tos gynybinės sienos ir išties jie buvo čia tokia kaip tvirtovė. Visą laiką galvoju, kad čia tokis kalnas, kaip piliakalnis kažkoks. Pasirodo, gyveno žmonės čia 1000 metų. Tokia tolima istorija. Jau 2000 metų atgal atrodo taip seniai, kada dar Romos imperija buvo, tai neįsivaizduojamas laikas atgal, o čia 7-6 tūkstančiai metų atgal. Net Lietuvos nebuvo iš vis. Gentys, galbūt kažkokios klajoklių ir gyveno Lietuvos teritorijoje. Štai parodyta, kas čia yra atrasta. Parodyta, kaip buvo garinama druska. Štai iš viršaus kaip atrodo. Labai gaila, kad neina papulti. Parašyta, kad tam tikromis dienomis galima tada, kada archeologai būna. Na va, kaip jis atrodo. Štai va, namas šalia. Tos durys darinėjasi, taip girgžda, kaip iš kokio siaubo filmo. Vaiduoklių namas. Atėjus naktį, tamsoje tikrai būtų nejauku. Einu dabar jau link stoties, lauksiu traukinio ir važiuosiu į Varną.
kažkoks traukinių, traukinių svarstyklės, užvažiuodavo traukinys. Čia buvę bėgiai nuimti dabar. Ir va yra postas, kur sverdavo ir tos svarstyklės. Einu pažiūrėti svarstyklės. Geras. Labai stambios svarstyklės, metalas koksai. Oho, ir va tas postas. Štai kokios svarstyklės. Čia persijungdavo kažkaip. O, savo operatorius galėdavo sverti. Daug kas kažkada buvo naudinga, dabar jau nebenaudinga. Viskam ateina laikas, ateis laikas ir mums, žmonėms. Mes iš vis trumpai gyvenam, palyginus su objektais kažkokiais. Nes dienos bėga greitai. Ir kuo mes einam, ir kuo mes tampam vyresni, tuo atrodo tas laikas greičiau vis bėga. Vieni metai, kiti treti net nejauti, kaip greitai keičiasi. Ir šiandien man traukinys į Sofiją, į Bulgarijos sostinę. Labai gražus pavadinimas Sofija, man patinka. Taigi bus naktinis traukinys, važiuosiu nuo 10 vakaro iki 6 ryto. Negavau iš tikrųjų vietos miegamajame vagone. Vat yra tokie vagonai, spalniai vagon. Na, nežinau, nėra bilietų, kad galėčiau išsimiegoti, bet pasimiau pirmą klasę paprasto vagono. Tai jeigu nebus daug žmonių, ten irgi galima įsitiesti ir miegoti ant tų kušėčių vadinamų. Mačiau, čia netoli yra kažkokie seni vagonai, noriu nueiti pasižiūrėti. Štai kokie dar vagonai. Vasarą turbūt sužaliuoja šitais vijokliais. Prekinis vagonas. Dar vienas keleivinis. Šis jau visiškai senas. Bet keista, ne čia koks muziejus. Nieko nėra, jokių lentelių. Pažiūrėt, gal atrakinta. Kažkoks šiukšlynas tik tais. Tualetas. Kažkas gyvenė čia. Tokios kaip lovos. Čia bus bomžai apsistoję. Yra lovos, kažkokia patalynė, kažkokia lova, foteliai. Na, dar ten yra vagonų.
keista, kad jais niekas nesirūpina, neišveža, kad jie čia palikti šiaip kaip kokios šiukšlės. Tokio tipo vagonas tai išvis senas, turbūt kokių 50 metų gali būti, gal dar net senesnis, prieškarinis. Irgi lova ir kažkokie rūbai. Na jau ekskursijai po tokius vagonus nerekomenduoju kam užeiti, ypač vakare. Nežinia ką tame vagone gali rasti, aptikti, gali gyvų rasti, gali ir negyvų. O aš dabar jau skubu link stoties. Čia visai netoli, 200 metrų šie vagonai nuo stoties ir važiuosim kol kas dar su normaliais vagonais, normaliu traukiniu. Pažiūrėsime, koks jis ten yra. Iš viso važiuoja net 3 traukiniai į Sofiją naktiniai. Vienas 21:40, kitas 21:55, kitas irgi tiesiog minučių skirtumas. Tai pasirodo, šis ne mano traukinys, jis irgi važiuoja į Sofiją, tai čia antras kelias, tas irgi ne mano, trečias kelias, mano štai tas iš 4 kelio. Reikia visada žiūrėti, koks traukinio numeris. Pas mane traukinio numeris 2626. Ir pasižiūrėti iš kurio kelio, nes šalia rodo visada koks kelias ir koks traukinio numeris. Nebūtinai turi būti parašyta, kad į Sofiją, tai vadinasi tavo traukinys, nebūtinai tai gali būti, nes 3 traukiniai laukia ir jie išvažiuoja 15-20 minučių intervalė vienu metu. Taip kad labai gerai, kad nesuklysti, nesuklydus paskui nežinia, ar kad ir turi bilietą, ar da važiuosi tuo traukiniu, ar nereikės išlipti kitam sustojime. Išlaipint gali. Štai rašo numerį 3636 šis. Ir nors čia daug miegamų vagonų, 3 gal, bet vis tiek nebuvo bilietų nei į vieną miegamą į vagoną iš šitų 3 traukinių. Iš anksto reikia susirasti savo vagoną. Šis gana ilgas toks traukinys. Traukinyje mano kaimynės taip pat iki Sofijos važiuoja kartu. Tai pamiegoti nelabai pavyks, teks kažkaip sėdėdamam nusnausti kažkiek. Na, kelionėse visko būna. Žmonių tikrai daug, pilnas traukinys, beveik pilnas vagonas, kuriame važiuoju. Pas mane skyriuje tik viena vieta liko tuščia šalia manęs, jeigu niekas dar neateis. Todėl, labai populiarus maršrutas į Sofiją, į sostinę, gal nežinau dėl ko, dėl darbų, važiuoju dar dėl kažko. Nes ir spalniai vagonai, miegamieji vagonai, tai iš vis užimti jau prieš savaitę visi. Ir net va 1 klasė irgi šita pilna. O net 3 traukiniai naktį važiuoja. Neužsisakinėjau bilietų iš anksto, nesitikėjau. Aš mačiau prieš mėnesį tai buvo, kur miegamieji, bet prieš savaitę pažiūrėjau, jau nebebuvo. Bet negalėjau iš anksto aš užsisakyti, kadangi neturėjau dar konkretaus plano, ar aš šią naktį važiuosiu, ar kitą naktį. Tai taip nelabai pavyksta prieš ilgą laiką susiplanuoti. Viskas, signalas duotas, važiuojam. Ta vienas išlipo parūkyti norėjo.
pusė 2 nakties sustojom, keičiu lokomotyvą, nesimiega, žiūrau filmus. Štai ir atvažiavau į Sofiją, 6 ryto dabar ir eisiu į stotį. Reikės bilietus nusipirkti į kitą kelionę. Dabar randuosi pagrindinėje geležinkelio stotyje Sofijos. Iš čia aš važiuosiu link Rumunijos šiandieną ir laukiu traukinio. Štai šiek tiek parodysiu stotį, kaip atrodo įdomiai. Dabar esu stoties apačioje ir į čia į stotį ateina žmonės požeminiais tuneliais iš įvairių vietų. Štai iš ten gali ateiti. Tokių laiptai netgi yra, užsilipt, galima pasižiūrėti, kaip iš viršaus atrodo. Ir viršuje yra mozaika dar. Komunistinis palikimas tais laikais labai mėgdavo tokias mozaikas lipdyti ir taip per tas mozaikas perduodavo tam tikrą propagandą. Labai daug visur yra suoliukų, kėdžių, bet tiek žmonių daug nėra, kiek ši stotis numatyta. Geležinkelio linijų gal 10 kelių vadinamų. Ko jis ten reikaloja? Nežiniam ko. Vat stotyse visada renkasi įvairaus plauko žmonių. Kalbant apie traukinių maršrutus, kas liečia būtent iš Bulgarijos, iš Sofijos, tai daugiausia vietiniai tie maršrutai. Na, yra keletas maršrutų tarptautinių. Aš važiuosiu į Vidiną. Vidinas miestas tai prie pat Rumunijos sienos, prie Dunojaus upės ir tiesiog už upės jau bus Rumunija. Ir kaip įprasta traukinių stotyse stovi garvežiai. Nors Varnoje ir Burgase tai nemačiau, bet va Sofijoje yra netgi Sofija užrašas garvežio. Kad labai senas modelis, tai tikrai matosi, kad senas. Mano vagonas 1 klasės, bet kartais, kai pasižiūrau, tai ta 2 klasė geriau atrodo negu 1. Štai čia 2 klasė ir tikrai viskas labai tvarkinga. Ir staliukai, ir kėdės tokios geros, jau patogios matosi. O 1 klasės būna tie vagonai labai dažnai seni tokie. Na, pažiūrėsiu, gal šis išimtis bus. Štai 1 klasė. A2. Antra mano vieta. Va. Sėdėsiu vienas, be kaimynų. Man patinka be kompanijos. Manau, bus patogu. Sėdynė tai labai patogi. Galima miegoti prisėmus.
gerai padaryti šitie atlenkimai, minkšti jie. Daj 10, čakaš na gera tam, ne? Dobre. Sak mene mezda. Toks ilgesnis sustojimas, tai nusipirkau kavos ir vandenio. O 15 minučių stovi traukinys. Visi išėjo pasivaikščiot, parūkyti. Labai graži gamta Bulgarijoje. Yra ir lygumų, ir kalnų, visko yra. Keis lokomotyvą iš kitos pusės. Dabar važiuosim jau į kitą, į priešingą pusę. Niekur neskubu, tiesiog mėgaujuosi kelionę. Antra diena vien kelionės traukiniais. Rytoj vėl bus į Rumuniją. Я сразу не дал дом. Štai ir kelionės pabaiga. Aš Vidinė, miestas prie pat Rumunijos ir visai netoli Serbija. Na, apvažiavau, galima sakyti, išilgai visą Bulgariją, nuo Burgaso iki Varnos, iš Varnos į Sofiją ir iš Sofijos štai čia. Žinoma, liko dar daug miestų, kuriuos aš norėčiau aplankyti, daug vietovių, labai Bulgarija turtinga
visokiais dalykais, kuriuos norisi pažiūrėti, bet čia reikia daug laiko ir ne per vieną vizitą galima viską pamatyti, kas mane domina. Sveikinuosi su jumis iš Bulgarijos, miestas Vidinas. Visiškai Bulgarijos pakraštyje šis miestas, nieko neįsiskiriantis, ne joks kurortinis, čia nėra beveik turistų. Ir dabar aš einu į traukinių stotį ir man reikia važiuoti čia į Rumuniją. Šis miestas prie pat Dunojaus upės, o už Dunojaus upės yra Rumunija. Noriu traukiniu nuvažiuoti iki Rumunijos miesto Craiova, o paskui jau link Vengrijos važiuosiu. Vyksta kažkokios bėgimo varžybos, daug žmonių susirinkę ir netgi koks yra aukštas pastatas. Šiame mieste yra daug visokių archeologinių tokių įdomybių, nuo senovės Romos laikų iki Osmanų imperijos. Osmanai, tai turkai, ilgai valdė Bulgariją, kelis šimtus metų, apie 400 metų, pakol neatėjo rusai ir neišlaisvino. Todėl bulgarai labai dėkingi rusams, rusų carui, kuris išlaisvino Bulgariją nuo turkų. Priėjau Dunojaus upę, didelė upė, labai viena didžiausių turbūt Europoje po Volgos. Jeigu Volgą galima skaityti dar Europoje. Kitoj pusėje jau yra Rumunija. Štai čia visur yra Rumunija. Iš metalo šitas takas metalinis, turbūt kažkam skirta daugiau, ne tik takui. Buvusi laivų uosto teritorija, turbūt jau neveikianti. Nežinau. Žiūrėkit, kaip įdomiai duris padarytas. Tai butelis pririštas ir darai duris ir jisai kyla, kad užsidaryti. Ir eina tokia sistema įdomi. Gavosi labai įdomi situacija su bilietais. Štai turiu jau bilietus, viskas baigėsi gerai. Internetu bilietų nusipirkti neįmanoma. Reikia kasoje, atėjau į kasą, šiandien sekmadienis, pasakiau, sako gerai, duokit pasą, paduodu pasą ir pas mane įsibaigė, jau yra pinigai, jie kaip man ir nereikalingi, aš daugiau nekeičiau šitų levų, nes jau išvažiuoju, jie man bus nebereikalingi, likę tik tais 10 virš levų ir sako 14, paklausiu kortelę, galiu atsiskaityti, ne, įsivaizduot, tarptautinis maršrutas, perki bilietus ir negali atsiskaityti kortelę, sakau, tai gal eurus priimat, sako, ne, nepriimam irgi, tai ką daryti, kur man įsikeisti, nu, man nurodė, sako, eik ten bankas kažkur yra, bet sakau, šiandien sekmadienis, aš taip ir tikėjausi, kad nieko nebus, ateinu, tas bankas uždarytas, kažkoks yra bankomatas, tai per jį niekaip nepavyko nusimti pinigų, ten tokius daugiau tik apmokėti kažkokias sąskaitas ir taip toliau tas bankomatas. Nu ir niekaip ir atėjo moteris su krūva žiūrų pinigų apmokėti sąskaitas, tai turėjau jos paprašyti, kad jinai man iškeistų 10 eurų į 20 levų. Jinai suprato situaciją ir man pakeitė, sąžiningai paskaičiavus pakeitė, tai aš dar turėjau kažkiek ten tų levo centų, gal 2 levus tos užmečiau aš jai viršaus, nes tiesiog situacija buvo tokia, nes likusi valanda laiko iki išvažiavimo ir nėra kaip bilieto nusipirkti. Apgailėtina tiesiog ir net nesitikė, kad būdamas Europos Sąjunga gali susidurti su tokia problema, kad negalėtum, pirkdamas bilietą, čia ne kokia kavinė, ne kokia užeiga, ne kokia Šaraškino kontora, kad atėjęs negali atsiskaityti kortelę, o oficiali kasa traukinių stoties ir tu negali to padaryti. Tai va, tokio buvo streso, bet reikėjo greitai suktis, ačiū Dievui, kad man atsiuntė tą moterį, tiesiog kaip Dievo siųsta atėjo su krūva pinigų, laikė saujoj ir galvoju, šitą progą reikia man išnaudoti. Prie stoties yra valgykla, skaitosi bulgariška kuchnia. Pažiūrėsiu kažką nusipirkti. Užteko pinigų dar ir pavalgyti nusipirkti, nors paklausiau jau čia, kortelės priima už viską. Kava dar espresso. 10,89 levo.
pavalgau ir neužilgo traukinys bus. Pasienio darbuotojas klausinėjo vis, ko aš ten važiuoju į tą Rumuniją, atrodo, kai nežinia kur įsiruošęs. Ir sako, iš kur važiuoja, ar buvai Turkijoje, tokių dalykų visokių klausinėjau. Tai paėmė kol kas mano tapatybės kortelę patikrinti, dar neatidavė, tai laukiu. Neužilgo pravažiuosiu sieną tarp Bulgarijos ir Rumunijos, tai bus ant tilto, vidury tilto skaitosi sienos kirtimas. Tiltas yra per Dunojaus upę. Labai didelė eilė fūrų. Ten tęsiasi toli, mačiau, nusirietus. Fūros tai vis nesibaigė, jau kokie 5 kilometrai. Labai vien fūros didelė eilė, net pastatytas tualetas yra. O traukinys tai tikrai smagiai važiuoja, toks minkštas, nes iš šonus nesidaužo, nemėto, nekrato. Dunojus. Viskas, dabar jau turiu jau būti Rumunijoje aš. Eu zic să-l bați. Da. Acum pe bune, dacă știa. Bă, mai, dar ce vă certați din cauza lui Alexandra? Păi nu vezi filmul ăla, nu am pus la pus. Po 3 valandų kelio aš jau Krajovoje, miestas Krajova. Maždaug Kauno dydžio toks miestas. Ir šiandien sekmadienis, o tai yra problema. Aš neturiu pinigų, kur įsikeisti. Tikiuosi, kad čia korteles priiminėja Rumunija galbūt daugiau skaitmenizuota negu Bulgarija. Man reikia į miestą Arad, kuris yra prie Vengrijos sienos. Norėčiau iki ryto papulti į Budapeštą, nes aš turiu tokį planą, kad nuo Burgaso iki Kauno parvažiuoti skirtinai traukiniais, jokių kitų transportų. Tai mano tokias kelionės tipas, toks mano hobi tie traukiniai. Kur kas yra paprasčiausiai ir pigiau, žymiai pigiau sėsti į lėktuvą ir parskristi namo. Bet aš noriu pakeliauti, pamatyti miestus, pamatyti šalis, pamatyti žmonės, pamatyti visokių situacijų. Va tas man labai patinka. Čia traukinių stotis. Nežinau, ar čia tas pastatas visas kaip traukinių stoties, ar čia kažkoks dar viešbutis yra. Labai jau keistai atrodo. Tokis daugiau administracinis pastatas. Aš nuėjau į kasą, paklausiau, ar galiu atsiskaityti kortelę, nusipirkau bilietą į Aradą ir patvirtino, kad taip galiu, štai bilietą turiu. Tai tokį davė bilietą. Būsiu Arade tik tais 12 nakties, o kaip ten bus toliau, jau nežinau. Apie 4 ryto turi būti traukinys į Budapeštą. Tai tikiuosi, kad viskas bus gerai. Taigi, aš lėjų neturiu.
bet kortelę atsiskaityti galima ir tai viskas yra labai džiugu. O dabar einu į stotį ir susirasti reikia kelią, iš kurio išvažiuos traukinys. Ir čia nieko nėra, jokios informacijos nieks nenurodyta, bet aš tikiuosi, kad čia bus. Gal bus kažkur kitur ženklai, kad čia trečias tas kelias. Iš vis šiuose šalyse, Bulgarija, Rumunija, netgi Graikija, jie kažkaip nenurodo informacijos žmonėm, kad būtų paprasčiau ir lengviau. Ne tokio paprasto dalyko negali nurodyti kaip iš kelias, kur randasi tas kelias trečias. Nėra jokių ženklų, nieko nėra. Štai šitie yra tablo vadinami, bet nieko čia. Jie neveikia ir niekas neatspindi juose. Žmonės, kurie jau keliauna dažnai iš tos šalies, tai jie žino viską. O kada tu esi atvykėlis, tai reikia pasukti smegenis, kaip susigaudyti. Atvažiavo traukinys į Aradą, mano vagonas trečias, tai lygtais prie pat ir esu jo pirma klasė. Pirma klasė kainavo, kiek čia tų lėjų, 146 gal. Paėmiau pirmą klasę, nes kelias ilgas ir nėra ko taupyti, norisi patogiai važiuoti, kad nebūtų sunkumų keliaujant. Kada važiuoji valandą, 2, tai man nesvarbu, ir antra ir trečia klasė. O dabar 7, gal su pusę valandos kelio. Keturiolikta vieta. Koks įdomus vagonas. Visur rūkalai jaučiasi. Maždaug po 2 valandų važiavimo štai vėl privažiavau Dunojų ir dabar tokia situacija čia yra, kur važiuoju Rumunija, o kitoje pusėje yra Serbija. Labai gerai sekasi kelionė, traukinyje nekaršta, geras klimatas, oro kondicionierius veikia. Štai aš ir Aradėjau, po ilgos kelionės esu čia pačiame Rumunijos pakraštyje prie sienos su Vengrija. Ilga kelionė buvo. Kažkaip jau jaučiu, kad pavargt pradedu. Tikėjausi lengvesnio kelio važiuojant iš Bulgarijos, nuo Burgaso iki Lietuvos. Labai reikia daug traukinių pakeisti, labai daug. Ir jau ateina nuovargis. Na, bet aš turiu tikslą nuo Burgaso, beveik galima sakyti nuo Turkijos iki Kauno atvažiuoti vien tik traukiniais. Ir toliau, ką aš darysiu, dabar aš eisiu žiūrėti, kaip man nusipirkti bilietus į Vengriją, į Budapeštą. Bandysiu iš šio miesto Arado išvažiuoti šią naktį. Štai prie tokio traukinio atėjęs garvežys ir kokia nuostabi stotis, parodysiu, atrodo, kai kokia pilis. Bilietą teko nusipirkti online,
iš anksto aš jo neturėjau, bandžiau nusipirkti kasoje, bet stotis tuščia, viena kasininkė ir nelabai mes susikalbėjom. Aš jai pasakiau, ko aš noriu angliškai, bet jinai man kalba rumuniškai, žodžiu, kažką ten papaišė, kur ten kažkur daryti. Vienu žodžiu, tai gerai, kad kompą su savim turiu. Užsisakiau, viskas tvarkoj, pavyko, ilgai reikėjo laukti, kol sugeneravo tą kodą. Bet viskas baigėsi gerai, bilietą turiu ir dabar einu į stotį. Parodysiu jums stotį ir bus kažkur kiek čia 5-6 valandų kelionė iki Budapešto. Visi maršrutai, viskas normaliai parodyta ir mano yra Budapešt Kalėti 4 valandos 46 minutės. Šis traukinys, 4. kelias. Laukiamosios salės dar net, kur yra ir 2 aukštas yra. Tikrai laukiamųjų salių daug, tik nėra tiek norinčiųjų vietos atsisėsti ir pagulėti. Netgi galima yra kur, bet aš negulsiu, nes dar netyčia užmigsiu, tai paskui pramiegosiu savo traukinį. O kitas bus tik tais vidury dienos. Yra 2 aukštas ir štai ant sienų pavaizduota, kaip darbo liaudis dirbti turėdavo, kada dar buvo komunistinė Rumunija. Miega ant suoliukų, tai gali būti, kad gal benamiai kokie. Šiame mieste kaip ir labai viskas aiškiai surašyta koks kur kelias. Štai 4 linija, 5 linija, viskas aiškiai surašyta, visur yra nuorodos. Be 25 jis atvažiuoja ir už kelių minučių išvažiuoja iš Bukarešto į Budapeštą. Atvažiuoja jau traukinys mano, vagonas 424, reikės susirasti greitai. Keturi, 2, 3. O čia bus 424. Teisingai. Nemažai žmonių atvažiavo į Aradą iš Bukarešto. Labai gerai, žmonių nedaug. Manau, kad reikės pamiegoti porą valandų, jeigu pavyks. Traukinys ilgai stovėjo prie sienos, pasieniečiai ėjo, tikrino dokumentus ir vėl prie manęs prisikabino, tik dar stipriau negu kad išvažiuojant iš Bulgarijos. Klausinėjo, tai ką tu čia veiki toj Rumunijoje. Vienu žodžiu, sako, duok pasą. Tai sakau, tai kad užtenka tos tapatybės, nes parašyta tai, kad gali keliauti. Nereikia paso. Tai gerai, kad aš turiu ir pasą, ir tapatybės kortelę, padaviau pasą. Paėmė tą pasą, nuėjo tikrinti į duomenų bazę ir vėl aš įtartinas. Ir paskui aš pagalvojau, kodėl ties manim taip sustoja ir įtariai žiūro. Nes aš manau, kad ne tiek daug lietuvių važiuoja vidury nakties iš Rumunijos į Vengriją traukiniu. Kažin, ar yra dar iš lietuvių, kad kas taip važiuotų, ar ten iš Bulgarijos į Rumuniją, paskui iš Rumunijos į Vengriją.
Todėl jiem tas lietuvis tai turbūt kažkas tai, kažkokia egzotika, retai juos sutinka, nes pro kitus žmonės praėjo, kurie yra rumunai ar vengrai, tai viskas greitai, tik užmetė akį į pasus ir viskas. O jau, kaip aš iš Lietuvos, tai jau galvoja, ką gali veikti čia lietuvis, tikrai kažkas įtartino tokio turi būti, nes argi iš Lietuvos kažkur vidury nakties važiuos Rumunijoje traukiniu. Tai suprantu jau dabar aš jų reakcija tokia, kad jie reaguoja į mane. Figyelem, a vágányon több szerelvény áll. Kérjük beszállás előtt körültekintően tájékoztatni. Štai tokia Budapešto stotis, viena iš stočių, jų yra ne viena. Aš randuosi stotyje Kalėti, o man reikės dabar, važiuojant į Varšuvą, pasirinkti kitą stotį, kuri vadinasi Niugati, lygtais, jeigu teisingai ištariu. Viena nuo kitos ne per toliausiai, kilometras koksai, gal daugiau šiek tiek. Dabar 7 ryto, jau po 7, 10 ir 8 valandą traukinys iš Vengrijos į Lenkiją, važiuoju iki Varšavos. Štai kokie čia traukiniai važinėja ir stotis tokia, pakankamai didelė stotis, bet vienas yra didelis minusas. Niekur nėra kavos aparatų, niekur negaliu atsigerti kavos. Turiu dar kažkiek tų monetų vengriškų ir negaliu aš jų išleisti. Bilietus nusipirkau vakar vakare. Pakankamai sudėtinga buvo man juos gauti. Atėjau iš stotį, galvojau, nusipirksiu galbūt stotį. Ir niekur nėra stotyje, kad pardavinėtų, kasų nėra, kur žmonės dirba. Tik tais automatai. O šiti tarptautiniai traukiniai su automatai šiek tiek sudėtinga su jais. Pasižiūrėjau, kad galiu internete nusipirkti per tinklalapį. Ir dar problema tokia, kad užsisakinėjant internetu tokia sistema bloga, kad negali pasirinkti nei vagono tipo, nei vietos, nieko, viską parenka automatiškai. Va tas, man labai nepatiko, nes, gal aš noriu prie lango sėdėti, o gal kažkokioj kitoj vietoj vagono gale ar panašiai. Vis dėlto 12 valandų važiuoji ir tu nieko negali pasirinkti. Labai bloga sistema traukinių užsakymo Vengrijoje. Niekur dar taip nemačiau. Bulgarijoje žymiai geresnė. Bulgarijoje, Rumunijoje. Ir rinkausi tiesioginį, kad tiesiai iki Varšavos važiuoti, o paskui iš Varšuvos važiuosiu jau į Kauną. Traukiniu Krokuva, Kaunas. Krokuva Vilnius, Krokuva Vilnius, važiuoju iki Vilnius, bet aš važiuosiu iki Kauno, mano galutinis maršrutas Kaune. Nurodytas mano kelias 11, po 8:12 išvažiuoja traukinys. Ir manau, kad šis tikrai traukinys bus. Vagonas restoranas yra, tai tikrai, kad juos kabina tik tais ilgiem reisam. Tai mano 349 vagonas. Ir tikrai bus šis Terespol, Varšava, Gdanska, mano sustojimas Varšava, Gdanska. Dar iš Varšava, Gdanska turėsiu pervažiuoti į Varšavą centralinę stotį, nes į Kauną traukinys iš Krokovos nestoja Varšava, Gdanska, tik tais centralinėje ir Schodne stotyse Varšuvoje. Manau, nebus daug žmonių, važiuosiu laisvai. Kas gerai, kad jeigu sėdė, atsibodo sėdėti ten, gali ateiti, atsistoti ir tai prie lango stovėti ir žiūrėti. Pavaikštai, tada vėl gali nueiti atsisėsti, neatsibosta, negu vien sėdimas vagonas, kur yra ir tu nelabai kur atsistosi, nes visur žmonės ir kitoj pusėje kėdės yra. O čia va gerai, man patinka toks. O, pati pirma, aišku, davė ne prie lango, nes pasirinkti negali, tai per vidurį. Labai gerai. Gerai, jau čia ir USB yra lizdai, ne tik tais elektros lizdas. Parodyta, kad
Tualetas ten uždarytas dabar, raudona. Valgymas irgi tenais, per 2 vagonus reiks praeiti iki to vagono restorano. Kelionės traukiniais mane veža. Faina. Viskas, pajudėjo traukinys. Išvažiuoju į tokią tolimesnę kelionę. 12 valandų kelio. Vagonas toks naujoviškas, visur va kiliminė danga, viskas švaru. Man patinka, tikrai toks šiuolaikiškas, nesenas vagonas. Kol kas važiuoju vienas, iš vis vagone gal tik 2 ar 3 žmonės yra. Tai nemanau, kad įvyks netikėtumas ir tų žmonių labai daug prisirinks. Šiandien antradienis, ne kokis savaitgalis, ne penktadienis, tai nelabai kas keliauna iš Vengrijos į Lenkiją. Tai gerai, labai patogu važiuoti. Po poros valandų nueisiu į restoraną pavalgyti. Ką tik neseniai važiavom į Slovakiją. Nuo Budapešto Slovakija nėra toli. Aš net nepastebėjau, kad į Slovakiją važiavom, atėjo SMS žinutė. Patikrino bilietus, tikrins kiekviena šalis. Vis nauji konduktoriai. Pirmai patikrino Vengrija, dabar atėjo vaikinas Slovakas, paskui Lenkai bus. Jie taip vis keičiasi. Nėra tas pats personalas, kad važiuotų nuo pradžios iki galo. Va, šitam vagone labai geros kokybės tualetas, didelis ir pritaikytas turbūt neįgaliesiems. Na, man laikas į restoraną, einu pažiūrėsiu, ką galima pavalgyti. Iš meniu pažiūrėsiu, kokios kainos, kaip galima atsiskaityti, paklausiu, ar kortelė priima, nes grynųjų tai neturiu, nežinau kokiais pinigais. Dabar čia galima Slovakija, tai eurais galima būtų. Labai skani sriuba, labai soti, daug mėsos. Be reikalo užsisakiau dar kiaušinienės. Galvojau, kad sriubos kažko antro suvalgysiu. O čia šitą vien sriuba jau kaip geri pietus. Aštri tokia, kaip būtų pietų šalių kažkoks patiekalas. Tai galutinį sąskaitą, plius pasiėmiau dar papildomai kavos ir vandens butelį. Iš viso 18,90 mokant kortelę. Jų pinigais išeina beveik 7000 tų vengriškų pinigų. Privažiuojame Bratislavą, Slovakijos sostinę. Bratislava, labai patiko vaizdai pro langą, miestas tokiuose kalnuotose vietovėse. Šiek tiek pasivaikščiosiu, nemanau, kad ilgai stovės traukinys. Lipu į vidų, kad nestresuoti, nes ne pas ką paklausti, kiek jis laiko stovėsi. Paskui būna tos durys trenkėsi, tada
automatiškai. Nieko užsidaro, būna automatiškai duris. Žmonių tai išlipa, tai įlipa. Buvo pas mane viena keleivė, išlipo Bratislavoje dabar. Patinka man tokios kelionės, visko pamatai, visokių šalių ir stočių, traukinių, ir žmonių, ir gamtos visokios pamatai, labai iš tikrųjų patinka. Kaip į Bulgariją nuskridau į Burgasą, tai 2,5 valandos ir tu vietoje. 20 eurų kainavo ir viskas, aš nieko nemačiau skyrus debesis. Bet važiuodamas atgal nuo Burgaso, važiuodamas va dabar link Lietuvos, labai daug visko pamačiau. Pačioje Bulgarijoje, kokia jinai šalis, paskui Rumunija, šiek tiek tos Vengrijos. 3 valandos kelyje jau esu, dabar 11 valanda ryto. Net nesijaučia iš tikrųjų, visiškai 3 valandos prabėgo labai greitai, gal dėl to, kad dar ėjau ir pavalgyti, ir šiaip, kada nauji vaizdai, kada nevažiavęs tuo maršrutu, tai tas laikas tiesiog labai greitai praeina, nes viskas įdomu, visada žiūrai, tai čia žiūrėk, tai ta vieta, ypač kada privažiuoji tokius miestus, apie kuriuos svajoji kada nors nuvykti, o dabar važiuoji tik tais tranzitų tokių pravažiuoji, bet mintyse turi, kad aš čia apsilankysiu, kada ateityje. Taip, kad laikas labai greitai eina, bet jau Lenkija bus, aišku, sunkiau važiuosis, nes Lenkija daug esu keliavęs, daug važinėjęs. Viskas žinoma, visi miestai, vietovės, maždaug visi vaizdai žinoma, tai teks žiūrėti daugiau galbūt filmus. Kas labai gerai, kad kiliminė danga, tai galiu būti savo be batų, netgi vaikščioti, išeiti ir į koridorių, visur švaru. Miestas Slovakijos Kuti. Pastebėjau, kaip įdomiai gamta visur užima teritoriją prarasta. Netgi tarp bėgių gėlės išauga, tarp tų akmenų, kur visokių yra kenksmingų medžiagų, nuo tepalų, nuo kitų dalykų važiuoja traukiniai pastoviai. Gyvybei nieko nėra neįmanoma. Ji visur gali prisitaikyti. Šis tiltas per upę tai yra siena tarp Slovakijos ir Čekijos. Jau per 4 valandas trečia šalis šiandieną. Vengrija, Slovakija ir Čekija. Ir šiandien dar bus 4 šalis – Lenkija. Greitis tai pakankamai didelis, 100 dabar 42 km per valandą. Čekijoje geri geležinkeliai, tai šiaip greitai važiuoja Čekijoje. 100 km 8. Važiavom į Ostravą, tai 3 pagal dydį miestas, bet čia trumpai stovės, šiek tiek pavažiuos, dabar šalia yra Bogumin. Jau tenais turi apie pusę valandos netraukinys stovėti, kol pasikeis visas personalas ir lokomotyvas. Ostrava randasi beveik prie pat sienos su Lenkija. 3 pagal dydį miestas, maždaug Kauno dydžio, 300 000 gyventojų. Pasienis su Lenkija. Tai nukabino porą vagonų, o dabar laukiu, kada prikabins lokomotyvą ir važiuosim. Tai 15 minučių turėtų būti sustojimas, tai pasivaikščiosiu kažkiek. Na štai, per pusę dienos, galima sakyti, bus 4 šalis. Labai gerai iš tikrųjų šita Šengeno zona, nereikia jokių patikrinimų, nieko. Tikrai malonu, per kelias valandas jau 4 šalis ir savo laisvai važiuoji, niekas prie tavęs nesikabina, neklausinėja, ko tu čia važiuoji, dėl ko ir taip toliau.
toli nuo vagono nenueisiu, nes Čekijoje labai tokia paplitusi mada, ypač jauni čiugoniukai įlipa į vagoną ir jie pereina, pasižiūro, gal kokių daiktų ras kartais. Man jau yra pirmą kartą, kai važiavau iš Varšuvos į Prahą, tai toks atvejis buvo, net policija buvo iškvietę. Įlipa viename sustojime, visą traukinį apeina, pasižiūro, gal kažkas tai žioplį kokį pagavęs ir panašiai. Ir kitame išlipa sustojime ir tu galų nerasi, jeigu dings koks daiktas. Tai stengiuosi žiūrėti, arba reikia jau su savo daiktais išeiti, arba iš vis neišeiti, jeigu nėra kam pasaugoti. Nes ir dabar vieną sustojimą važiavo, gal ten 3 kilometrai nuo miesto iki čia, nuo Ostravos, tos miestų, čia labai arti vienas kito miestas, tai irgi lipo gal 4, tokie jauni. Visada būna dar vienas vyresnis, kuris ten juos prižiūro ir jie irgi perėjo per vagoną, nei jie ten bilietus turi nieko, kad kai važiuoja kelis kilometrus, tai juos ten iš karto ir paskui išlaipina, bet jiems to užtenka. Todėl kelionėse reikia būti atsargiam, visada atsargiam ir žiūrėti viską, nepaleisti iš akių savo daiktų. Šios durys vis daužiasi, tai gerai, kad su savim vežiojasi tokią lipną juostą. Daug kur praverčia, būna kažką sutvirtinti, reikia prisirišti. Tai va, prisirišau duris, nes pastoviai daužiasi jos. Miestas Katovicai. Ir liko važiuoti apie 2 valandas. Paskutinė atkarpa jau visiškai nedaug. Miestas didelis, daug žmonių būna, matau nemažai prilips. Važiavau į Varšuvą jau, maždaug virš 12 valandų gavosi kelionė nuo Budapešto, nes traukinys šiek tiek vėluoja, apie pusvalandį. Tai taip ir gavosi, kad turėjo būti 11 valandų su pusė, gavosi apie 12, maždaug 5 minutės. Na, bet nieko, viskas praėjo sklandžiai, aš patenkintas. Kelionė. Paskutinės porą valandų šiek tiek sunkesnės, nes daug žmonių prilipo pačioj Lenkijoje. Po šių visų kelionių dabar jau Varšuvoje jaučiuosi lyg jau kaip namie beveik. Kas jau čia likę? Kada pagalvoju nuo Burgaso, kiek reikėjo važiuoti, kiek traukinių pakeisti. Visa Bulgarija, paskui Rumunija, Budapeštas. Ir štai dabar jau jaučiuosi taip, lyg jau būčiau beveik Lietuvoje. Deja, nėra kaip šiandien parvažiuoti į Lietuvą. Eisiu, ieškosiu nakvynės ir rytoj ryte, 7 ryto, bus traukinys į Kauną. Pagaliau atvažiavau iki Varšavą centralinio stoties, lyja labai, įstoti dabar ir man reikia nusipirkti bilietą į Kauną, o tas bilietas tik rytui 7 ryto, taip kad nežinau, kaip aš naktį praleisiu, pažiūrėsime, kaip čia man seksis stotį prabūti visą naktį, nes dabar dar tik 10 vakaro. Bandysiu kažkur čia ieškoti vietos, turiu maisto, iš Žabrą užėjau, nusipirkau, nes visai nieko valgyti neturėjau. Veikia kontora, keitykla, yra dar parduotuvių. O, ir čia Žabra yra, kas labai gerai. Bet stotyje, aišku, tada brangesnė būna. Iki 11 valandos dirba. Bilietų kasos, eisiu iš karto link bilietų kasų, įsigyti bilietą reikia. Nusipirkau bilietą iki Kauno, kainavo 96 zlotus. Rytoj 7
40 iš šios stoties traukinys, antra klasė. Na va, liko paskutinis dalykas, susirasti vietą, kur man prabūti iki 7 ryto. Kylam į viršų. Na štai vietos beveik visos užimtos, yra miegančių, bet va yra ir interneto zona, kas labai gerai. Šiaip stotyje ramu, visada yra, mačiau, apsauga, benamiai gana ramus, netriukšmauja, ateina tik tais pernakvot. Kol kas čia, kol pavalgysiu, o vėliau rasiu kitur vietą. Aš jau esu peronėje, kurie atvažiuos traukinys iš Krokuvos. Ir štai Lenkijos greitasis traukinys Pendolino, kuris vadinasi tokia grupė traukinių Pendolino italų gamybos. Jų turi nemažai, gal 30 Lenkai nupirkę iš italų. Šis traukinys į Gdynę važiuoja į Gdanską, Sopotą. Buvo lėktuvas į Gdanską, dabar jau nebebus. Tai norint nuvažiuoti į tą miestą, reiktų atskristi iki Varšuvos ir tada su traukiniu geriausia važiuoti jau iki Gdansko. Roboto ranka daro kavą. Gal reikia užsisakyti kokio ekspreso, norėtųsi išgerti. Pažiūrėsiu, ką jis man padarys. Daro dabar tas robotas man kavą. Taip lėtai paėmė. Ir man ekspreso jis padarys. Ateityje ir baruose bus, gal taip ir alkoholį pilstys robotai. Tai dabar jis man čia paduos tą kavą turbūt. Gerai, va, neskuba lėtai. O, nesuspaudžia stipriai. Štai. Ir kaip dabar pasiimti? O, šitas jau nusileis. Labai gerai. O, ačiū robotui. Gera, stipri ekspreso kava. Labai stipri, gera. Geresnė negu iš automatų. Penktą kartą važiuoju šiuo maršrutu iš Lietuvos į Lenkiją arba iš Lenkijos į Lietuvą ir visus 5 kartus traukinys vėluoja. Šiandieną taip pat valandą laiko net vėl vėlavo. Prieš tai ten ir net po daugiau, po 2 valandas. Nežinau, ar man čia taip tiesiog papuola, ar jau tokis jau pastovus dalykas šio maršruto, nes nepasakyčiau, kad visi Lenkijos traukiniai vėluojantis. Kiek tenka važiuoti, tai viskas su jais kaip ir normaliai. Ten labai retai, kuris vėluoja, bet būtent šis maršrutas taip pastoviai vėluoja. Suvalkų miestas, bet štai norėjau papasakoti tokį dalyką. Varšuvos centrinėje stotyje kalbėjau jum ir norėjau nufilmuoti, kaip traukinys nuvažiuoja, tas greitasis Pendolino, ir aš jį filmuoju ir iškart prisistato policija prie manęs ir paprašo dokumentų, sako, dėl ko čia filmuoji. Tai sakau, nu tai aš turiu YouTube kanalą, aš filmuoju traukinius, tai mano hobis. Jie sako, yra uždrausta filmuoti, žodžiu, dėl pradėjo kažkokios nesąmonės šnekėti dėl karo Ukrainoje, kažkas tokio, ten negalima ir čia negalima. Tai sako, tu save tik tais gali filmuoti, va traukinio negali, čia kaip strateginis objektas. Nu, va tokios va nesąmonės. Tai, nu, tiesiog juokingai skamba, atrodo, kad jeigu aš nufilmuosiu, kur yra 100 video, kaip Varšavos centrinėje stotyje važiuoja tas Pendolino traukinys, 100, gal 1000 tų video. Nu ir kas atsitiks? Rusų žvalgyba pažiūrės mano video ir sužinos, kad jie turi tokį traukinį, arba kad tas traukinys tokiu laiku važiuoja, lyg tai nėra kažkokių grafikų ar dar kažką. Čia nėra kažkokia slapta informacija, ne karinis objektas, ne kokius tankus filmuoju, kurie būtų kažkur tai vežami ir taip toliau. Na, įdomiai, žodžiu, liepė man nebefilmuoti. Tai va taip ir gavosi. Nežinau, šiandien kažkaip Lenkija labai blogai pasirodė iš visų pusių. Man uždraudė filmuoti, žmogus iš jo tik parūkė, iš karto prisistatė policija, ukrainietis toks rūkė. Ir lauke rūkė, viskas tvarkoja, tik tais, kad perone 50 zlotų baudą išrašė.
Na, žodžiu, ne tai, kad perspėtų, sakytų negalima ar kažką, bet jokių įspėjimų, nieko, iš karto paprašė paso, paėmė pasą, mato, kad iš Ukrainos ir taip toliau, žmogus net nežino, nesusigaudo pirmą kartą įstojo Lenkijoje. Ir tas ženklas visai jisai buvo, kad draudžiama rūkyti net nematomoje zonoje, jisai visiškai toliau, tu ten jo net neatkreipsi, nepamatysi. Na, bet be jokių problemų paėmė 50 zlotų į varė žmogui. Te turėk, čia taip toks pasveikinimas geras. Ačiū. Dėkui. Да, по-украински по-литовски дякую. То же самое, да. То же самое, ну... А что то есть ачу тогда? Ачу тоже как и дякую. Na štai ir Kaunas, kelionės pabaiga. Aplankiau tokius miestus kaip Burgasas, Varna, Sofija, Vidinas, Rumunijoje Aradas, Budapeštas, Vengrijoje, Varšuva. Moteris iš Ukrainos ir reikia jai parodyti stotį, kur randasi autobusų stotis, nes dar važiuoja jinai toliau. Tai kartu nueisiu iki autobusų stoties su ja. Ir viskas, o su jum atsisveikinu, neužilgo bus naujos kelionės. Ačiū, kad jūs žiūrite. Būkite laimingi ir būkite sveiki.